Nors žemės ūkio nesuprasi kaip ir ūkininkų, ne? Didžiuojuosi savim. Apsimoka youtuberių dovanų gauna jau. Taip. Tai įvyko. Sezonas buvo be gedimų, tai pabaigai pasidariau. Po savaitės, daugiau negu po savaitės laiko, pirmą kartą rajoną savo palikau. Seniūnėje. Lėkiu iki Marijampolės, pažiūrėti, kaip vasariniai kviečiai atrodo. Ir šiaip ten seniai buvęs. Ir jau galvoju, seniūnijos ribūtai nuo praeito sekmadienio net nebuvau niekur išvažiavęs, niekur dingęs. Keista, žmonės važinėja mašinom, keliais. Atpratęs jau nuo tokio eismo. Laukuose mažesnis judėjimas būna. Tai va netoli jau čia liko, nes jau čia esas jau tas gabalas, kad toli 7 kilometrai nuo namų. Tai vietoj tuo prilėksim ir žiūrėsim, kas ten su jais daros tais vasariniais kviečiais. Kad dar čia pasirodo reikėjo ir purkšt, bet jau ne purkščiu dabar tikrai. Jau dar pilna žalių. Žalių varpų dar stovinčių. Dabar tai aišku atsileidė košiai. Bet panašu, kad iki 15 opiūtės nebaigs. Na ką, pasibaigsim vėliau, žodžiu. Viskas, judu atgal namo, žiūrėsim, ką toliau. Keliauja prancūzas, koks su traiku. Harlinis, Liemeniai Harlių klubu. Bet jau apsikrovęs visas, kiek įmanoma. Prancūziokas varo. Marijampolėje nakvojo matyt. Bet jau sakau, prisikrovęs daiktų tai iki dantų. Galimai ilgam išvažiavęs iš namų. Stipriai keliauja. Norėčiau ir aš pakeliauti. Aišku, nesu triračių. Bet vėl, šitus triračius pateisinu, jeigu su sveikata kažkas problemos kokios, kažkas tokio. O šiaip, taigi jis jo nesąmonė važiuoja. Priekinis ratas duobes gaudo. Ir kiti gaudo. Žiūrėkit, mažumatysis, kiek iš čia krepšių prisidėjo. Nesu ant viso mat. Jau matyt, sakau, ilgam išvažiavęs. Žodžiai, iš planuotų darbų, kad sėklą valom ir tarpinius pasėlius sėjam, ardom klasą. Po remontų nežinau čia, kuris servisas, ką pripjovęs grybą, silikono pritepta. Bet čia tai ne silikonas, čia per didelis, per storas žiedas gal buvo ir perspaustas. Va šitoj vietoj ten bėgo pro korpus. Renkam į žiedukus, bandyt lėkti iki miesto, gal kažką rasim. Reik tikėtis. O, kas raktus renka, kas ką. Žodžiu, nusėmėm varatą. Ir čia va pro siurblių tarpinę va šitą bėgo kaitį. Tai nežinau, kuri čia vieta, kas čia ką sufeilinau, nes realiai pradirbom kiek, kokią sakė, 15, tegul 10 valandų va po remonto ir bėg. Bet čia, žodžiu, ne tragedija, tik kad darbai trukdosi. Sakau, susipildė, tepalai. Ką rodo čia? Pavirtės pasėdo. Dabar ar nebėg? Lyg nieko, čia bėgo, va per šitą vietą. Bus matyt ar nebėgs, dabar reikia žiūrėti. Dar čia pasivaržė biškį, čia. Dar be, žodžiu. Tai yra šienaut, sakau. Kol javų pjaut neeina tas, kas likę. Slėpiam padarinius, taisom. Čia rapsas va buvo ir liko kampas o tokio šabakštyno. Tai kur va yra rapsų, kai kur visai nėra. Tai aš čia net nekūliau jau, kad tų žalių ankščių nesusivaryti į bunkerį. O čia jis žalias pranykęs dėl to toks, kad
Nu kai buvo, purškiau rapsus prie namų aš čia per žydėjimą. Nusipurškiau dalį laukų, nu ir liko purkštuvas tuščias. Grįžau namo, pastačiau ir berods po 2 parų gal. Ar po paros, ar po 2. Vėl užsipyliau tuos pačius produktus ir atvažiavau rapsą purkšt. Tik pys pradėjau po kurio laiko ruduot, ruožai tokie. Tai va, kol iš purkštuvo sekcijų išsipurškiai, tai kas buvo ten apie 40 litrų per bendrą gal. Tai čia paskui ten tolyn į galą ruožas ir sustresavo to rapso ir neliko, pranyko, nežinau. Tai pirmas kartas man buvo taip, kad nuo tuo pačiu produktu, kurio purškiau, tik tiek, kad jisai buvo pastovėjęs purkštuvė, kad nusideginčiau ragalo, nusimarinčiau augalus. Įdomiai, ką dabar. Nu va, kaip gražu, ne? Man irgi patinka rezultatas. Nupjauta, aptvarkyta, jau ne šabakštynas. Bus galima dabar su skutiku pradirbti ir seisim kvietį. Nors čia jaučiu purkščių, nesuprantu, iš kur pienių, ta prasme, priaugę, pilna, vajaza. Ne pirmi metai čia tą žemę dirbam. Nors žemės ūkio nesuprasi kaip ir ūkininkų, ne? Nu va, naujas rytas, nauja diena. Pakeitėm padargą, kaip matyt. Tai kad vakar per tą vėją neėjau nieko purkšt, uraganai, čia kur prieš vėją sustojęs buvau, nu, tiksliau kaip prieš vėją, į galą traktoriaus vėjas pūtė ir langą norėjau atsidaryti, tai nelabai pajėgiai cilindriukai atkel. O šiandien drėgnas jauriai rytas, migla rūkas, nu dabar po biškį skalaidos. Bet čia į vieną pusę šoną kaimų. Ten va toliau to miškelio nesimatė, kur tolumo yra. Ant kiek rūkas buvo. Tai nežinia, ar čia vėl šiandien į aikštelę aš bėgsim su kombainu, nors labai nedaug likę. Norėtųsi pasibaig būtų rami galva, nes dabar toks, imi darai kitą darbą, bet vis tiek dar galvoja vapjūtė ir tiek. Žodžiu, viskas, piluosi toliau bakterijas varau purkšt. Bertas važiuos sėt tarpinius. Čia va, į šitą už nugaros gabalą. Dėsim tarpinius, dabar neatsimenu miksu. Galėsiu tuo nueit, parodysiu, kas tenai per mišinukas. Tai va, tai sėsim tarpinius. Čia bus 8 savaitėm ir paskui galimai arsim kokį spalio mėnesį, spalio pabaigoje, lapkričio pradžio. Jei netingėsiu, aišku. Ir tiek. O daugiau, nu ką, darba judės, reikia tikėtis. Čia reikia va į šitą priekabą dapilt biškį tų grūdų dar ir išvešim. Einu iki maišiuko, parodysiu, kokius tarpinius sėsim, kokį miksą. Čia tai toks va biškį vienas paprastesnis. Aviža, grikiai, vikiai ir linai. O kitas, čia turim tokį sėklų tiekėją, kai aš vadinu. Tai, gal atsiriš. Tai irgi va. Kas čia yra grikiai? Ne, grikių nėra. Linai, facelija, avižos, vikiai, motie, jukai. Vietoj saulėgražos, čia šitą miksą seniai mes su saulėgražom paprašiau, kad man įmaišytų aliejinio ridiko ar šakninį. Neatsimenu dabar jau, va, šita va sėkla va stambesnė, va. Va. Ne balta, va ta kita, va. Nu žodžiu. Suprasite esmę. Matysit, kaip augs, parodysiu, kas auga.
Tai šitas, kai sakau, mandresnis, turtingesnis mišinys. O ten likutis nuo pernai metų, manau, yra, tai reikia irgi išsisėti. Ir žiūrėsim tiek, kad džiaugiamės. Tai yra, kaip čia, nerimavom Liepos mėnesį, kad lietaus bus perteklius, ne? Tai dabar, kai tiek nelijo ir tiek kepinu, tai jau dabar drėgmės vėl reikia. Aš sakau, ūkininkam niekai nėra gerai. Karšta negerai, lyja negerai, pigūs grūdai negerai, brangiaus trąšos irgi negerai. Ne? Kada jiem įtiksi? Na, jūs dabar sakykit, ką norit. Va. Kokia smulkinimo kokybė kombaino man. Nu, neblogai mala, ką. Čia plius gulėjo visa ta masė šiaudų. Ir aš žieną gavusi pasidaryti tokią, kokią norėjau seniai. Nu, tai čia va matdžiau matuot. Nu, tai va kaip. Per 4 pirštų. Su paprastu kederiu, nejaukiais ten fleksais, konviju. Labai neblogas vaizdas. Didžiuojuosi savim. Darbo dienos vidurys, o mes išsipuošę, ne tokį. Gražus, nu tai švarus, bet nu, švariais rūbais aš. Vakar sulaukiu skambučio kažkokio numeriu. Labą dieną, LRT radijas Gimtoji žemė laida. Norim interviu imti įdomus ūkininką. Ir jinai sakė įdomi, ir kepyklą turi įdomi. Tai einam duoti interviu, atvažiavau kažkur, va ten stovi mašina. Einam pažiūrėti, ką jie čia gero papasakos ir ko jie nori iš mūsų. A ne? Sakėm, tuo už interviu pinigus jau ims. Slapti kadrai. Aš čia nefilmavęs. Čia labai geras klausimas, aš į savo video žadėjau kaip tik šitą mintį ir įdėti. Būna man asmeniškai pačiam pats smagiausias metų laikas, kai jau laukiu lapkritės to pirmo išvažiavimo. Nu ką aš čia užauginau, kas gavosi, kokybė, derlius, kiekis. Ir pjauni tuos laukus ir taip, būna labai smagu, kai jau matai, jau už posūkio, jau finišas, ar ne? Jau baigiam, jau viskas. Bet ir tuo pačiu, nu toks liūdesys apima, kad viskas, ta prasme, baigėsi ir vėl metai laiko tų, nu, nematomo tokio darbo, nutrėšimas, purškimas, nu, tu pro lauką pravažiuoji, nu, nematyti, ar tu ten daręs kažką, ar ne. Vienintelis matymas, kai sakau, navigacijos ekrane pažymėta, ten spalvotai kažkaip, ką tu padarei. Nes atrodo, tu daliniesi, tu pasakoji, bet galbūt yra daug žmonių, kurie to nesupranta. Ir galbūt kartais užduoda tam tikrus klausimus, nežinau, ar lengva ūkininkui dalintis tuo žemės ūkio turiniu? Aš manau, priklauso nuo pačios asmenybės, nuo žmogaus. Man, kaip ir draugų daugelis sako, tau tai duok pakalbėti, ta prasme, nu, atsigerti į tarpą, kad, nu, neišdžiūtų burna tik tai. Jeigu žmogus, nu, jeigu jam sunku žodį šiaip ištart, nu, tai tu jo nepriversi nei tu dalintis, nei tu kažką padaryti. O tam, kuriam lengviau bendrauti, lengviau pasidalinti šiaip viskuo, o, kamera pabėgo. Tai, nu nežinau, bent jau aš pradžioje tai buvo gal sunkiau įprast tą nufilmuoti kažkoks, o geras čia kadras, kažkas ten, nu, kad ir įdomiausia žmonėm, kai kažkas nepasiseka, ar ne? Taip. Sulūžta, užklimsta, užsidega neduok dievę, ar ne, ar kažkas kaip pavyzdys. Vara, dirbi, važiuoji, kažkas sugedo, susitvarkė, palauk, taigi kamera buvo, reikėjo pasimti kamerą, jau lieka. Aišku, dar ir dabar tų tokių kliurkų pasidarau, jų praeina, bet, nežinau, man smagu, jau dabar bent jau į darbus, turbūt 99% laiko, kad per duris išeinu su kamera kišenė arba ranko. Ir tas gal ne kad filmavimas pats atima laiko, bet atima ir laiko, kol sutvarkai tą video padarai. Ar esat reiklus savo video? Aš apskritai savo nei gyvenime, nei veikloj, nei hobį, nu nesu perdėtai kažkoks reiklus, ne, pedantas ten ar kažkas. Taip, stengiasi daryti maksimaliai, kaip pačiam gaunasi gerai, kokybiškai ar ne, ar kažkas. Bet kad ten būčiau pedantas koks ar kas, tai ne, nu kaip sugebu, kaip man atrodo, kad gerai, taip ir padarau. Va, močia, sakė už gerą žodį, kad paminėjęs, tai iškart dovanų. Žiūrėkit, apsimoka youtuberių būdų dovanų gauna jau. O, kaip nauja, močiai. Super, gražu? Geras.
Ačiū Interkarsų vyrukam. Linkėjimai Karoliui. Davėm interviu, ne? Davėm. Ką klausinėjau? Buvo sunkus klausimai? Šitą išsprendžiau tą testą. Man tai lengvas davė. Net baigėsi mikrofo baterija. Tu pripratęs, matai, daugiau patirties, tai aš biškį mažiau, netokia ryški žvaigždė. Grožis, koks ant galvos. Nu dar Interkarso kepurės neturėjau. Liuks. Einam pietaut, gana čia kalbėti, jau burnos išdžiūvo, ane? Nu ką, važiuoja tarpiniai pasėliai į trasą. Matysim, kas gausis. Čia dabar sėjam tą paprastesnį miksą, kur rodžiau ryte. Turim ten jau gal kokią 20 maišiukų. Tai grubiai maišiukas 25, o sėjam po 30 kg normą, nes pernai 25 sėjau. Biškį trūkau tankumo. Ir šiaip matė, žiūrėkit, kokią žemukę gražiai išverčia, iš tikrųjų drėgna. Graži. Nu, sausa viršų jau aišku perdžiūvi. Bet, va, drėgmės turi. Super. Kvepia. Pauostyt, gerai, nosis nesvadina šį kartą. Tai va, tai kažkas užaugs ir bent jau planas, paskui sakau, art kokį. Ką žinau, kas čia bus. Spalio pabaiga, lapkričio pradžia. Matysim. Reikia priekabą patraukti. Oi, tradiciškai nenuspėjamas žemės ūkis. Planavom tarpinį sėt, purkštražienas, rojnek su dar kažką ir mulčiuot pakelės, tai ne. Atvažiuoju pasižiūrėti pirmąjį avižas. Ranka prakūlus nuo 11 iki 12,5. Nu, davai, staigiai namo. Kumbainą iš garažo, kederį užsikabino. Tai pirmai ką pakūliau, jau čia dabar antrą bunkerį kuliu, tai 12,4 beros drėgmė buvo. Ir pakol kas čia plotas, kur, jau nežinau, gal 10-12 metų dirbam. Tai turbūt pirmas kartas, kad nepranykia niekas, o visur derlius yra. Nes ten į tą pusę, ten labiau smėlis, čia tokia sodyba, tai kaip ir padoriau, žvyriukas. Tai kur smėliai, tai ta prasme būdavo pranyksta, dingsta, nieko nelieka. O dabar, pakol kas super. Super, aišku, tiek, kad čia tos avižos, daugiau su lukštu negu be lukštų, na bet į pašarą suės. Judam pirmin su avižas kuldami, su avižom, avižos. Bet net šviesa kitokia, jau dabar čia beveik pikas to užtemimo. Nu, nematyti ir per tą ekraną, aš čia galiu jums parodyti, bet nesimato. Tas pats parūp. Dar šitas prasčiau. Jo, nesufokusuoja. Bet kokia keista šviesa eina. Geras. Šešėliai keistinė. Eina sau. O maniau nestabdysiu darbų ir kulsiu per užtemimą. Ne, pasirodo galima nulipti. Tas nulipt, sakau, sustabdyti. Bet taip, mėnulis toks didelis, kad saulė uždengia, aš tik dabar pagalvojau. Rimtai? Va Jėzau. Neatsimenu, bet yra Europoje kažkur, kad 100 jau. Eina sau. Nu, žodžiu, gražu, pasidžiaugim. Varom dirbti, nes pilnas bunkeris avižų. Sveiki, čia turbūt pagal kalendorių ketvirtadienis gaunasi savaitės diena, ne? Žodžiu, visiškai pasimetęs. Vakar vakare pradėjom avižos kult, sausos neblogos buvo. Tai čia va dabar šitą vietą, kur rodžiau, va. Tai pernai buvo tik tai pašiaušėlis ir nieko daugiau, net nebuvo ką kult, ta prasme, nu. Praleikiau ir viskas. Užžariau, taip, yra pavienių pašiaušėlių židinių, kai kur vienas kitas, bet ta prasme, avižos šitam plote gavę yra, nu, max iki 150 salietros ir 70 kg sulfato, kai sėjo.
Nu tai azotą galit patys susiskaičiuoti, čia kokią 60 kg azotų, nedaugiau. Ir, nu, ta prasme, pakol kas, jos čia netoli pusę tų avižų nusigūliau iš visų, tai, nu, tarp 4,5–5 tonų vyra. Kaip ir gerai, nesako, liuks derlius geras. O kur jas padėti reikės, va klausimas. Nes irgi šiaip tai labai įdomus augalas šitą belukštį avižą. Sėjau belukštės avižas, o kuliutai paprastas. Ant tiek jų išsigimė per šį sezoną dar, ar čia orai davė, ar kažkas. Žodžiu, ne ką labai. Na bet ten, į pašarą suais tikrai ir kažkur parduosim. Nu va, net išlipau parodyti pavyzdį. Nu va, šalia laukas. Čia avižaus mano, kur užarta buvo. O čia buvo žieminiai kviečiai. Tai net žmogus palikęs. Nu ir pas mane va, pernai buvo lygiai va tokia pati pieva. Užariau, nu ir kai juosta nukirsta, yra va pavienių perėję ir pas mane dar. Ir dar aišku reikia atsiminti tai, kad čia nebuvo normalus joks herbicidas naudotas avižos. Neglifosavau. Tai užarta ir tik tai simboliškai ten pigučiu nuo 2 skilčių žolių prapurkšta. Viskas. Tai dabar to pavienių va kas yra. Čia ne, va. Čia, va, šitas va. Tai pavienių tų kas yra, pašiaušėlių. Ir čia aišku dar to pačio raičino yra. Tai rudenį, kai sėsis čia kviečiai bent jau planuoju, nu ar kvietrugės gal netgi. Tai kai sėsis tas purkščių dirvinių ir turėtų suvekti. Gerai, lėkiam toliau, nes jau užuodžiu pabaigą. Jau labai netoli. Va, paskutinės avižėlės. Super. Greitai, lengvai. Nei paros netrukau. Nes vakar panašiu laiku pradėjau. Kiek kokias gal 2 valandas, 3 jau pakul. Tai per kampukus šiandien irgi tradiciškai likę kampukai. Ir viskas, va. Avižos bus nukultos po 3–2. Viskas. Ale gerai, ne? Viskas, lėkiam namo. Tiksliau ne namo, pro namus. Kai didesnis vėjas vis tiek blemba prineša į radiatorių šiaudų, nežinau per kurią vietą, bet grinai daugiau didelių šiaudgalių, būgnas nutrauktas, švarus. Nu žodžiu, kažkas negerai, reikia prasipūsti radiatorių ir lėkiu pasibaigti kult kviečius. Ir liks tik vasariniai kviečiai. Na va, ir žieminiai kviečiai pabaigti. Super, sveikinu, liko vasarinių kviečių 4 su biškiu hektarų. Čia pataisau broką, žiūriu dar paguldė buvo, pabaiga jau čia paguldė tie kviečiai, žodžiu. Viskas, žieminiai kviečiai nukulti, jau dar arčiau jau apjūtės pabaigą užuodžiu, negu kai dieną uostinėjau. Super! Tai kaipgi be surprizų paskutiniam lauke. Visą laimį žiūriu, peiliuko vieną tik galiuką numušė. Ir viskas, galvoju, ko čia nepjauna. Einam keist. Nieko nekeičiau. Pusė cemo peiliuko. Nuskilė pjaus. Tai va, pjaunam paskutinį lauką pagaliau. Jėzau, dar pagulus, kaip tyčia galas, o pakėlėjus nusėmiau. Nemačiau visai, kad čia tautų vėlnių bus. Žodžiu, čia įsivaizdavau, kad sausesni bus.
Čia ryte atvažiavau pasimatuot, nu už tų drėgnų stačių varpų, atrodo, matavau, ėmiau 16,5 rodė. Okay, rytas gal, ten buvo 11 gal, tai galvoju prapuls, dabar yra 3. Pirmą bunkerį prikūliau 17 rodų. Tai nežinau, matysiu. Aišku, kai sakau, reikia bent jau vieną priekabą šlapių, ne kviečių turbūt prisikūlus turėti, nes visą javapjūtę drėgniausius kviečius vežėm. Gal 15, ten su biškiu buvo 15,4 turbūt. Patikslinsiu, jeigu rasiu skaičių. Rasiu gal. Tai kaip ir nėra čia bėdos didelės. Nu ir pakol kas ką, žinau, visai šiaip neblogai stebina tie kviečiai. Galutinį derlių parašysiu, aišku, va kas gavosi, bet nu jie čia įnedirbtą žemę pasėti, nuglifosavom tik tai. Išbėrėm salietrą, susėlką sulfato gavo, kad čia azoto per bendrą kol 140 gauda. Ir jokių NPK, jokių nieko. Tai galvoju, gal visai neblogai, pakol kas apie 5 gal, tarkim, kažkas daugiau. Tai va, gerai, varom į priekį. Jau visai užuodžiu, visiškai. Užinau, da kas gerai, 5-dienis šiandien. O, super. Pamečiau. Taip, tai įvyko. Viskas. Jei! 26 javapjūtė Dirmėkių ūkį baigta. Greičiau vieną dieną negu pernai. Dar hektarų daugiau buvo šiek tiek negu pernai kult. Super. Be didelių gedimų. Sausi šiemet pagrinde visi javai. Ačiū labai gamtai. Ačiū. Super. Va šiandien irgi oriukas, žiūrėkit, giedra, gražu, šilta. Jei, viskas, da 5-dienis. Tu man tepsiu, tep. Va, super. Šiandien kai tik per radiją Skalambija, rytoj, kadangi žoliniai, tai sako, nu, darbo diena baigėsi kiek ten valandą anksčiau. Nu, tai va, be 10:04 baigėsi darbo diena. Kad nereikėtų viršvalandžių mokėti dvigubų savo, tai baigiu darbus. Viskas, va, išpilu. Paskutinį bunkerį, nepilnas čia jisai, bet turi tilp. Įvarau namo. Ačiū, taip, žinau, kad sveikinat. Ačiū. Va, sėklaus į laukus pristačiau. Sėjam tarpinius. O, kasas jau eina. Tai va, sėja Albertas tarpinius. Čia tą 8 augalų mišinį. Nors tiek, kad, nežinau, man nesigauna, kiek čia tų metų normaliai tuos tarpinius užaugint. Bardakas toks. Šlapia žemė. Wow. Ne, rimtai gerai. Šiaip kitą savaitę irgi rodo vis po biškį lietaus milimetrą kitą. Kūlimam trukdytų, o rapsui įsėjt super bus, nes reikės dirvinį purkšt. Ir tas pats bus va, su tarpiniais. Tai jau 30 pasėta. Čia jau sakė, kokie 8-9, nu tai apie 40 pasėta, tai nepilnai 20 hektarų liko. Liuks. Darbuojamės. Ir vakare pabaigtuvė. Nu, da, kol Bertas nesudirbo visos ražienos, kas te sucypiai. Taip turi būti. Tai noriu pasidžiaugti šitokią gražią žemą ražieną. Nu ir mano akim tai tobulą smulkinimų kokybę. Kai žinant, kad dar ir žalių šiaudų buvo, tai čia super. Seniai norėjau jau tokios žemos ražienos, bet būdavo vis. Tai nėra tikslau kult žemai, nes nesugulė, tai nafi kult. Tai kokių akmenų dar, tai ko šiemet žinau, kad čia nieko nėra akmenų. Ir va, super, gražu žiūrėti. Ir pačiam smagu, ir kitiem negeida parodyti. Bet tai kad va nebus ką rodyti, tuoj sudirbs.
javapjūtė baigėsi, bet javapjūtė dar tęsiasi. Jau, nu dar čia pažįstamam vienam iš kaimo. O, pamečiau jūs, nu žodžiu. Jau, nu pažįstamam iš kaimo vienam. Kiek aš čia dabar jau 3 su biškiu hektarų nupjoviau jam. Dar lygtai 2 ar 3, žodžiu, neatsimenu. Žiūriu, aišku, šiandien ir žolinė šventa diena, tai čia mažiau ir eismo kely, ir traktorių laukus, bet kokie tušti laukai dabar. Nieko, varažienos, vienas kitas traktorius, kažkas rapsą biškį kažkur sėja, kažkas gal skuta, liūdna. Ir smagu, ir tuo pačiu liūdna, kad vėl visus metus reikės šito laikotarpio laukti. Kai aš būna pasakoju draugam, kurie nelabai su žemės ūkiu, kad draugauja. Sako, man javapjūtė tai būna kai kalėdos. Nu, kartais būna dosnesnės tos kalėdos, kartais kuklesnės, bet toks atpildo metas už visų metų triūsą darbą. Tai toks baigėsi šventinis laikotarpis. Neįdomu, liūdesėlis imam, nu bet nieko. Netruks čia tie metai iš tikrųjų vėl apsisukt. Tas iš dalies gal visai žavi, kad nu nebūna vienodų metų žemės ūkį. Nėra vienų taisyklių vienodų, kad ką darei pernai tiks ir šiemet. Taip, daugelį gali pritaikyti, adaptuoti, bet nu reikalų būna skirtingų visokių. Tai va, tai darbuojamės dar po biškį. Nu, beržui mažiau kliu, bet ir tą beržą paverk. Nu, va, puiku, blėm. Sezonas buvo be gedimų, tai pabaigai pasidariau. Super. Nes kadangi matai, kad gerai, kad ne per vidurį. Karač. Jeigu per vidurį būtų, tai Gražu. Gražu, karač. Greiti pinigai, va greit atsiperka. Čia tai pelna. jeigu būtų... Oi, dalbajobas, ne kitaip. Aną dieną dalbajobų ten keturatininką nevadinau, tai dabar pats dalbajobas. Žodžiai. Nu visą tą smulkintuvo galą, įsimt velną, įsimt tą viską tiesinti, žiūrėti. Tai netriušta suplyšę dar tikrai. Skleistuvas numetė į kitą uždėję, jau žiūrėtis va visą kitą čia. Įdomiausia var, čia nebus labai šikna ištamsyti. Nu, matys. Gali gal